kitose dvikovose labai neišsiskyrė šis amerikietis, o Kadimas Džekas išsiskyrė ir labai stipriai dvikovoje prieš Jonavą. Maknylo buvo puikios rungtynės su Senver Lietkabeliu, ten 20 Watermano statistinės eilutės, visus 4 tritaškius yra įmetęs Watermanas, tiesiog fantastiška jo rungtynių pradžia. Maknylas pataikė visus 4 savo dvitaškius, visus 3 pataikė papildomų sekundžių išdegino. Watsonas pats manevruoja po krepšiu, Kadimas Džekas čia laiku ir vietoje išnyra. Kadimas Džekas tą norėjo daryti ir dabar, jaučia, kad lėtesnis už jį Vinioko. Kiek rimtesnio Nevėžis Optibet. Prie Arlausko kibi buvo Vaitkus gynyba. Jurgensas pabandė padėti prie Kadimo Džeko, bet Džekas taikliai metai. Nusiėmė kamuolį čia Kadimas Džekas, nors nepatenkinimo banga ir nuidėjo kadaise. Čia Kadimas Džekas iš po krepšio po Jarumbausko perdavimo, 2 taškai ir Argentina. Taip pat pasaulio daug matęs Watermanas. Nutupė Kėdainiuose, o Kadimas Džekas ir toliau rodo lyderystę. Watsonas grąžina kamuolį į žaidimą, priėmė į Jarumbauskas, Vaitkus pamušė kamuolį, Džekas iš viršaus. Ir ten dar pražanga Zeinui Watermanui, 2 taškai su pražanga. Iš pirmo žvilgsnio ir pasirodė, kad ten dar lietė varžovą Watermanas, nors gal ir